O, tebe vyksta gaisro likvidavimo darbai. Pirminė stadija gaisro būna gaisro lokalizacija, o po to būna likvidacija. Dabar yra 8:30 vakaro. Šia temperatūra buvo tokia didelė, kad iki šiol reikia, žiūrėkit, aušinti. Aš jau į parduotuvę 17:09 autobusu apsisukau per pusę valandos ir nežinau, kada čia užsidegė, bet kitas autobusas ėjo mažiau negu po pusvalandžio, nes bilietas buvo 0,0, tai tame tarpe užsidegė, kai aš ėjau iš autobuso. Tai buvo stogo gaisras, baisu buvo. Buvo po pusės 6. Ne, pusės 6 mano čekis Maksimoje. Išeinu iš Maksimos. 17:37, tai biški vėlavo. Tai va, tai be 26 jau degė, atvira liepsna. Dabar yra 8:30. 2 valandos. Visi kaitai yra. Labai daug ugniagesių gelbėtojų, dar gesina ir nuolaužas tvarto, išmesta link mūsų, laimiai, kad pastatų nėra šalia. Labiausiai pergyvename dėl to kaimyno, kaip sakant. Dėl to kaimyno pergyvename. Ir apskritai daugelis namų yra mediniai. Šaunuoliai ugniagesiai. Garliavos liktai komanda. Padėka didžiausia. Šaunuoliai važiuodavo pasisemti į hidrantą Nemuno vienas ten, ar tai miesto daly yra hidrantas. Aš dar nesiniai buvau atėjus, viskas smilko, niekaip nenurimsta ugnis. Reikėtų čia nebūti. Ir jautėsi kažkoks iš tikrųjų chemikalo kvapas. Gal dažai laikyti, gal dar kažkas tai. Tai va, ten stovi gaisrinės. Labai buvo stiprus vėjas ir jisai į slėnio pusę ėjo. Tai šalia net šiltnamis nenukentėjo, namai nenukentėjo. Dar kartą padėka ugniagesiam gelbėtojam. Operatyviai dirbo, žiopliai trukdė. Mes čia su vaikais patruliavom, išvaikėme mašinas iš gatvelės. Netrukdyti pravažiuoti. Žmonės tokie yra durni, mato, kad gaisras ir lenda trukdyti. Pas kaimynus buvau, tai kaimynas miegojo, kaimynė televizorių žiūrėjo į gatvės pusę, tai nieko nejauti. Ir kaip minėjau, čia yra, aš užleidau tokį miškelį. Jisai labai efektyviai, čia tėtis keptos obelis, efektyviai labai apsaugojo nuo dūmų. Auginkite kuo daugiau medžių. Jie ir sugeria, be to tą taršą visą. Dar šiandien galvojau, gal reikėtų pragenėti savo tuos medukus, bet šiandien tai įsitikinau, kad ne, tegu auga. Matot.